Sveiki bičiuliai. Šiame video labai trumpai apie guminukus skirtus avižadrebiui, kuriuos naudosiu va šiais metais. Kai kurie iš jų yra seni, patvirtinti, tai paminėsiu dar kartelį, nes atsiranda vis naujų žmonių, žvejų avižadrebio ratuose, taip sakant. Na ir yra naujų, kurių niekas nebandė, nematė. Pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį į šitą. Tai yra superinės formos guminukas, kaip mato, turi 3 poras kojų ir turi skeltą uodegą, kur galima per vidurį, per tą įskilimą praverti kabliuką ir atrodytų puikiai. Ir ne tik tai, šitas masaliukas yra pagamintas iš nesunaikinamos gumos. Man tai labai labai svarbu, nes dažnai ten užtrunka laiko, kol tą mažą masaliuką užsodini ant mažo kabliuko ir tada, jeigu tenais pirma žuvis sudrasko, jį tenais perkanda per pusę, tai šiek tiek toksai laiko gaišimas. Čia to turėtų nenutikti arba tikimybė yra beveik nulinė. Tai va, pavyzdžiui, kiti yra seni masaliukai. Atkreipkite dėmesį į šitą, arba parodysiu gal šitą. Čia yra pilna versija, labai labai universalus masalas šitas. Naudoju šitą jau nežinau kiek metų, tikrai ne 1 metai, bet esmė. Puikiai tinka šapalui, toks koks yra, bet galima kirpti jį per pusę ir tada pasidaro 2 superiniai masaliukai, pavyzdžiui, voriukas, vėlgi ten raudėms didelėms tiesiog super, kaip matot, 3 poros aktyvių kojyčių, superinis masaliukas, bet mažesniai baltai žuviai, ten kuojoms, raudeliams, karšiukams, šitas reikalas yra tiesiog super. Prigaudęs tiek daug žuvies naudojant šitą, netgi dar patrumpinus šiek tiek ir tada kabliuką perveri per vidurį, galiu iš tikrųjų parodyti. Kabliuką perveri per vidurį, tarp kojyčių atrodo nerealiai. Būdavo dienų, kai tiesiog nieko kito nepavyksta sugauti arba karščio nepavyksta įtikinti, tiesiog grįžti prie to, kas veikia anksčiau ir užsidedi šitą ir tada reikalai pasitaiso, pažiūrėkit, kaip atrodo, super. Sunku man jį nulaikyti dabar. Na, bet idėją turbūt suprantat. Tai va, labai labai geras masaliukas, pigus masaliukas, tikrai nusipirkit keletą spalvų, balta yra labai gera, geltona yra gera, kelios tamsesnės spalvos yra geros, čia vėlgi priklausys nuo vandens telkinio tenais ir taip toliau. Gerai, judam toliau, dabar tantą jau turbūt visi žinot, superinis masaliukas, vienas gal niuansas, kad užkabinti nėra labai lengva šitą masaliuką dėl tų visų narelių, bet žuvis jį mėgsta. Na ir taip pat niuansas toks, kad gana dažnai jį sudrasko, ypač, sakysime, šeriukai ten perkanda per pusę netikėtai ir ten koks karšis. Tai va, žuvis mėgsta, bet toksai turi niuansų masaliukas. Vėl spalvas pasižiūrėsit. Tepalas labai gera, ten balta labai gera. Visos kitos irgi super pigus, ten gaunat krūvą masaliukų pakelė ten už centus. Va. Kitas variantas vėlgi iš AliExpreso, kopija Whitebaito. Na, šitie tai masaliukai aš naudojau originalus, kai jie atsirado ten prieš, nežinau, 6 gal metus ar panašiai. Superinis buvo masaliukas, bet kai išleido Superkontinentas, ten pakelė berods 50 ar 100 jų kokybė yra superinė, atkreipkite dėmesį. Čia jau yra naudotas šiaip masalas, bet idealiai viskas padaryta, sakyčiau, jeigu nėra geriau už originalą, tai labai labai arti. Tai va. Ir dar šiais metais suradau, kad šita spalva, tokia raudona tamsi, pas rusus, man atrodo, ją vadina loch. Tai su daug UV, kaip matot. Šita baltai žuviai tiesiog yra super. Labai dažnai iš tikro nepavykdavo sugauti kuojų su kitom spalvom to paties masalo, pakeitusi šitą reikalai pasitaisydavo. Tai Whitebaitas, 2 cm masaliukas. Kartais aš jį netrumpinu dar, kai jau labai labai blogai, kai jau visiškas užpakalis, taip sakant, bet tai va, toks reikalas.
Dabar yra poliariukas, čia turiu didesnį, bet yra mažesnių, 3 cm ilgio, labai labai geras masalas, tik tai vat niuansas toks, kad dėl tokios vat formos tenais kabliukai jau nenorit praverti daugiau negu per vieną šitą įpjovą. Ir tada gaunasi, kad ilgoka uodega. Bet vėlgi, kas liečia didesnį žuvį, karšius ir taip toliau, nepastebėjau, kad daug atsikabintų ir taip toliau, kai ima, tai žodžiu, labai toksai patinkantis žuviai masalas, tačiau jeigu žvejojat smulkę žuvį, sakyčiau, gal venkit poliariuko, nes tiesiog kabliukas bus, arba kabliuko smaigalys bus netgi daugiau negu arčiau paties svorio negu, sakysim, vidurys, taigi labai ilga uodega bus ir didelė tikimybė, kad tenais nukasta uodega, arba nutems, arba nepakirsit žuvies ir taip toliau. Tai va, toks niuansas. Dabar turbūt patys mažiausi vibratronai arba tokie vat masaliukai, riperiukai, nežinau, vadinkit juos kaip norit, tai vat berods 2,5 cm ilgio, bet pažiūrėkit į kokybę. Ir aš bandžiau ir sugavau jau keletą karšių. Esmė dabar, kada naudoti tokius. Tai vat naudokit tokius, kada žuvis yra arba labai pasyvi, arba labai aktyvi, arba šiek tiek drumstesnis vanduo. Tai vat, kai reikia ją tiesiog pažadinti, tai vat, aš bent jau naudoju šituos masaliukus, kai yra vat karšiui, kai yra drumstesnis vanduo. Taip vat, mano logika yra tokia, kad gal šiek tiek aktyvesnis masalas tą žuvį labiau sufokusuos ant masalo ir tada jį labiau tikėtina, kad paims tą masalą arba susigundės. Tai va, ir šitie yra, sakysim, lengviau žvejojami tenais, jeigu srovė žvejoja, tai nereikia ten net virpinti realiai, galima tiesiog labai lėtai pravesti ir uodegytė virpės ir pateikimas tikrai labai geras, ypač sakau, didesnį žuvį, vat karšiui, lynui, tai vat, super. Vėlgi, spalvas pasižiūrėsit, čia turiu rožinę, balta labai gera ir taip toliau. Dabar kitas masaliukas, tai yra vėlgi senas masaliukas, mano jau nežinau, kiek aš jau metų bandęs, žvejojęs ir sugavęs ten tiek visko, karšių ypač. Tai va, yra toksai gana ilgas, jau nepasakysi, kad čia višadrebiui toksai 3,5 gal centimetrų ilgio, bet esmė, kad jį va, vėlgi patrumpinus, jisai trumpinasi labai puikiai. Nes turi reveles tokias narelius, tai va, patrumpinus, realiai neina pasakyti, kad jis buvo patrumpintas. Ir dabar gaunasi toksai, nežinau, 4 nareliai, kaip matot, ir ilga uodegėlė. Tai vat kabliuką čia galima šiek tiek su ilgesniu koteliu naudoti ir tada kabliukas išlenda va čia ir pasilieka ta tokia aktyvi uodegėlė. Tai va toksai pasišiaušęs pusiau mikrokirminas. Superinis masalas, ypač, vat sakau, didesniai žuviai, vėl karšiui labai gerai man pasteisinę ir dideliam kojom. Na, o dabar dauguma, kas vat žvejojat baltą žuvį, turbūt net nebandėt naudoti muselių. Labai dažnai tai bus netgi tokia kaip ir tabu, tai vat čia jau museliavimas gaunasi. Na, čia vėlgi kiekvieno meškeriotojo reikalas, kas ką nori, tas tą daro, kas kuo nori, tas tuo tiki. Aš tikrai naudoju museles labai dažnai, kai netingiu, tiesiog muselė yra tokia, jeigu patikimai surišta, tiesiog užsidedi ją ir nesukai galvo, žinai, kad tau, sakysim, masalas nenuslinks, jo nesudraskys ir taip toliau. Tai vat, bonusas muselių yra toks ir labai daug visokių, sakysim, šerelių, vat, plaukelių ir taip toliau muselė gali turėti ir ypač, vat, sakysim, tokiai žuviai kaip kuojam aš pastebėjau tenais. Muselės labai dažnai yra net geriau negu ten bet kuris masalas. Galbūt buvo diena tokia ar ką, bet atsigersiu kavos šiek tiek. Tai vat, kaip sakau, buvo gal diena tokia ar ką, bet pasitaikė ir ne vieną kartą, kad vat, muselės man kojom buvo geriau negu ten masaliukai. Ir labai dažnai muselės bus, sakysim, tokios kompaktiškesnės, arba galima jas nusipirkti, gauti kompaktiškesnės, tik tai vat, keli šereliai išlindę už kabliuko smaigalio ir dėl to toks masalas pasidaro mažesnio tūrio ir kai
žuvis pagriebė jį, ten tie plaukeliai susispaudžia, sakysim, ir kabliukas arba kabliuko smaigalys pasidaro labai atviras, taigi pakirsti žuvį lengviau. Bet kokiu atveju, kaip sakau, jeigu įsitikinimai, tikėjimas leidžia naudoti museles, jums tikrai išbandykit. Tikrai neblogas variantas, nėra pigus variantas, nes ten masalų ir taip toliau, bet iš kitos pusės, jeigu ten nesidarot patys galvakablių, tai už galvakablių sumokės nemažai, o dabar yra padoriai surištų muselių AliExpress'e su mažais gerais kabliukais, tai vat, ko ne, šita vat konkrečiai yra surišta bičiulio, bet šita irgi, čia tokia vat karšinė muselė, karšių mėgstu naudot, kad pristabdyti skendimą su tokiais šviesesniais plaukeliais, bet kaip sakau, yra AliExpress'e neprastesnių tikrai ir tenais gal netgi kaina nebūtų tokia didelė palyginus su guminukais, kai įvertini galvakablio, wolframinio galvakablio kainą. Tai va, papasakau viską, apie ką norėjau. Spalvas, kaip sakau, pasirinkit pagal vandens telkinius ir taip toliau, bet būtinai išbandykit šitą va, tą loch spalvelę, kaip sakiau, dar kartą parodysiu, kaip jinai agresyviai reaguoja su ultravioletinė šviesa, kaip mato, toksai tamsus, toksai nieko, purvas toksai, pašvieti ir tada paraudonuoja visas. Tai va, išbandykit būtinai šitą spalvą, na ir nuorodas visiems šitiem ir dar keliem kitiem asaliukam, ypač va plaukiantiems keliems, paliksiu apačioj, nes plaukiantis masaliukai, manau, yra neblogas variantas, nes ne tik tvirtesnė guma, minkštesnė guma labai dažnai, bet tokia tampresnė guma ir jie taip pat plaukia, taigi sumažina visos sistemėlės arba galvakablio ir masalo svorio, taigi galima ten kitokias animacijas išgauti, lėtesnes, jeigu reikia ir taip toliau, didesniai žuviai, pavyzdžiui. Bet kokiu atveju, kaip sakau, paliksiu visiems šitiem ir krūvai kitų masalų nuorodas apačioj po šiuo video, pasižiūrėkit. Nusipirkit keletą pakelių ten kiekvienos arba kelių, jeigu, sakysim, aš dabar pradėčiau žvejoti ir ne, vižadrebių, tai ką aš pirkčiau kuojai raudiai aukšliai šituos, strepečių irgi šituos, tada karšiui šituos ir šituos, čia karšiui, ir tada pirkčiau šituos, kaip universalų tokį didelį galima naudoti ant šapalui, pakarpius, galima naudoti viskam. Tai va, tai ir keletą muselių, žinoma, įsigyčiau taip pat, tiesiog, kad išbandyt, pasižiūrėt, kas veikia geriau vieną ar kitą dieną. Ir kaip sakau, spalvas jau pasižiūrėkit patys, bet išbandykit būtinai šitą, manau, baltai žuviai jums suveiks Lietuvos telkiniuose puikiai. Gerai, tiek, dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki!